Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Gailė Juraševičiūtė Mockuvienė ir šiandieną laidoje Alta savaitė nuotoliu svečiuojasi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Sveiki. Labadiena. Tai galbūt pradėkime pokalbį nuo Baltarusijos temos, kuri buvo tokio, sakyčiau, visuomenės ir politikų dėmesio centre šią savaitę. Šią savaitę Lietuvoje lankėsi JAV pasiuntinys Džonas Kaulas, kuris, vėliau čia netrukus jau po jo vizito, svarbių dalykų buvo pranešta, tai yra apie JAV atšaukiamas sankcijas dviem Baltarusijos bankams, finansų ministerijai ir Baltarusijos kalio trąšų kampanijoms, kurios, tarp kurių yra ir Belarus kali. Nemažai čia buvo diskutuota ir apie tai, ką tai reiškia visos šiti pokyčiai ir sprendimai amerikiečių regiono šalims ir ką reiškia Lietuvai, ar tai kažkaip mus veikia. Tai norėjau pasiteirauti, kaip jūs matote šiuos amerikiečių sprendimus, ar mums čia reikia nurimti, ar čia visgi yra skirtingi atskiri takeliai, ką vykdo JAV ir ką vykdome mes ir, tarkim, Europos Sąjunga. Ir mūsų čia niekas labai nejudins galbūt šiais klausimais. Ar judins ar nejudins, mes turim turėti savo galvą turbūt ir nepriklausomai, ir priklausomai ir nepriklausomai nuo to, kas vyksta iš kitų valstybių iniciatyva. Čia jūs paminėjote Jungtinės Amerikos valstijas, be abejo, mums yra labai svarbu, ką daro mūsų partneriai, neabejotinai yra svarbu, ką bendrai kartu sprendžia ar nutarė Europos Sąjungos valstybės. Ir čia labai sudėtinga iš tiesų yra diskusija dėl Baltarusijos. Tie, kas ją stebi, turbūt atsimena, netgi dėl tų pačių sankcijų, sakykime, piliečiam, čia suvienodinimo ar nesuvienodinimo, ar tikrai reikėtų vienodai viską taikyti, ką mes taikom Rusijos, pavyzdžiui, piliečiam, ar tą pat reikėtų daryti su Baltarusijos gyventojais. Ir tikrai čia turbūt nebus vienareikšmio ir labai paprasto lengvo atsakymo, todėl kad viskas turbūt priklauso nuo to, ko mes siekiame tomis sankcijomis. Ir ko gero, kad nieko naujo nepasakysiu, kad ten, kur yra sutarimas ES bendras dėl tam tikrų sankcijų, tai nelabai čia yra ką daug svarstyti. Jeigu jau sutarėm visi, tai turim ir laikytis. Klausimas, ar reikia taikyti kažkokias vienašališkas sankcijas, nustatyti papildomus apribojimus. Tai jeigu tai turi tam tikrą prasme, pavyzdžiui, saugant savo vidaus rinką, savo saugumą, jau čia kalbu apie turbūt piliečių įsileidimą ar neįsileidimą, tai mes patys ir turėtumėm nuspręsti, ar mes sugebam įvertinti rizikas. Čia turbūt prisimenam visi valstybės saugumo departamento tam tikrus įspėjimus apie tai, kad trūksta netgi fizinių pajėgumų įsivertinti čia išvykstančius arba nuolat išvykstančius ir grįžtančius. Tai jeigu neturim pajėgumų, turbūt turim nusistatinėti apribojimus. Bet aš visgi Baltarusiją žiūrėčiau ir per tą Rusijos perspektyvą ir keliom prasmėm. Tai pirmiausia, prisiminkim tos pasvarstymus ir analizės, ar apribojimai Baltarusijos trąšom, kokį tie apribojimai sukuria efektą. Aš suprantu, kad mes norim nubaust Baltarusijos režimą, bet ar mes tą darydami nesukuriam kažkokių papildomų gerų aplinkybių Rusijai. Ir tikrai nemažai yra kalbama apie tai, kad iš tų apribojimų tam tikrą prasme išlošia Rusijos įmonės, išlošia per tai, kad jos daugiau gali gaminti, eksportuoti ir panašiai. Ir tai yra turbūt mažiausiai, ko mes norėtumėm, nes mes norim, kad Rusija turėtų mažiau pinigų finansuoti savo karo pramoniai. Tai va čia vienas dalykas. Kitas dalykas, ką aš suprantu, turbūt bando daryti amerikiečiai. Aš vėlgi nebendravau nei su tuo derybininku, nežinau visų galbūt tikrųjų tikslų, bet jeigu tikrasis tikslas yra atplėšti Baltarusiją nuo Rusijos įtakų, kaip galima mažiau leisti Rusijai įtakoti,
Baltarusija, tai čia vėlgi yra toks ilgas žaidimas ir tada tą irgi reikėtų mums vertinti, sprendžiant dėl savo sankcijų. Kiek tai yra realistiška atplėšti Baltarusiją, kiek tai yra įmanoma nuo Rusijos įtakų ir sukurti sąlygas arba aplinkybės Baltarusijai tapti, ateityje, kai pasikeis dabartinis vadovas, ne vienas šiam žinai negyvena, sukurti aplinkybės jai tapti demokratinę valstybę, rinktis demokratijos kelią. Tai visą tai reikia vertinti kompleksai ir priklausomai nuo to rinktis ir priemonės. Dalis opozicijos, va čia jau reaguojant tuos sprendimus, į vizitą ir atgarsius vizito ir taip toliau, sako, kad tai visgi, tie šiltėjantis Vašingtono ir Minsko santykiai yra tam tikra prasme bloga žinia Lietuvai. Ir, jų argumentas yra tas, kad pagalba Baltarusijai yra neatsiejama nuo pagalbos Rusijai. Norim mes to ar nenorim, bet šios dvi valstybės yra tampriai susijusios įvairiais lygmenimis ir tam tikra prasme ištiesta ranka Lukašenkai bendrajame paveiksle vis tiek lemia tai, kad Rusija iš to taip pat išpeša naudos. Tai kiek čia, ar sutiktumėt ir su tokiu požiūrio kampu, kad būtent Rusija šiame kontekste visgi turi tų svertų, kas jai padeda, laimėti šiame žaidime? Ir taip ir ne, nes aš čia jau nebesikartosiu, jau minėjau, kad netgi ir tas pats trąšų, sakykime, sankcijos trąšom arba jų įmonėm ar panašiai, ir iš to Rusija sugebėjo laimėti. Tai mes savotiškai norėjom nubaust, bet kai kuriais atvejais sukūrėm aplinkybės, kada Rusija laimėjo. Ir tai Baltarusija šiuo metu yra didžiuliai Rusijos įtakoje. Žinom, kad jinai leido pasinaudoti savo teritoriją, savo kariniam bazėm, užpuolant Ukrainą. Ir tai yra neabejotinai, jau čia neabejotinas Rusijos įtakos požymis. Bet vėlgi, kurioje vietoje mes čia tada pradedam kažką tai daryti arba nedaryti, kad Baltarusija atplėšti nuo Rusijos ir ar sukurti kažkokias aplinkybės, kad jinai turėtų galimybę vėlgi atsiradus tam tikrom aplinkybėm, gal net ir toj pačioj Rusijoje keičiantis valdžiom ar panašiai, kaip sukurti tą aplinkybę. Ir aš įsivaizduoju, kad amerikiečiai tas aplinkybės bando kurti. Tai jeigu mes šiandien žiūrim į šiandieninę perspektyvą, tai taip, Baltarusija yra neabejotinai Rusijos įtakoj, neabejotinai Lukašenka yra Putino marionetė, neabejotinai jinai yra tik iš dalies nepriklausoma, kalbu apie Baltarusiją, tik iš dalies nepriklausoma savo sprendimuose, bet ar tai reiškia, kad mes turėtumėm čia šitoj vietoj nieko nedaryti? Ir tie amerikiečių bandymai arba tos pastangos išlaisvinant opoziciją, tai čia vėl kaip vertinsi, ar gerai, kad yra paleidžiami žmonės, kurie yra kalinami režimą ir tie žmonės jau dabar būdami laisvi gali organizuoti opoziciją ar ne, organizuoti visuomenę. Juk kažkada ir lietuviai išvykę į užsienį ar ne, prisidėjo prie to, kad mes galėtumėm atkurti savo nepriklausomybę. Tai visur turbūt nebus taip, kad yra tik juoda ir balta. Ir čia jau yra politikų darbas veikti kartu su partneriais, žiūrėti, ką galim padaryti geriausio, saugodami savo interesus, bet tuo pačiu galvodami ir apie ilgesnę perspektyvą. Nes čia paminėjot tuos politinius kalinius paleistus, kurių dar nepaminėjom čia bendram tam sprendimų kontekste. Iš Baltarusijos pusės atkeliavo ir 15 į mūsų šalį ir čia prezidentas Gitanas Nausėda pasisakė, kad Lietuva remia būtent šitą kryptį ir šitą rezultatą ir juo džiaugiasi ir taip toliau. Bet visgi taip pat savotiškai ir įspėjo, kad tai sukuria tam tikrą ydingą mechanizmą, kur Baltarusija galbūt nuolat tikėsis kažko už tokį, veiksmą ir taip toliau mainais. Tai čia taip galima tęstis be galo, matyti, vienus įkalinti, kitus paleisti, kažko mainais prašyti. Ir tai irgi taip užsuka tokį mechanizmą, kuri neabejotinai yra nauda galbūt dėl paleidžiamų žmonių ir taip toliau, bet vis stiprinamos tam tikros Baltarusijos pozicijos.
teisi jūs esat sakydama, kad Baltarusijai gali kilti pagunda tą mechanizmą išnaudoti nuolat. Čia tikrai iki begalybės gali įkalinti žmonių, nes Baltarusijoje nemažai yra gyventojų ir paskui po 100-200 išleidinėdamas tikėtis kažkokių tai nuolaidų arba sankcijų sumažinimo, bet turėkim galvoj, kad čia šiuo atveju, aš kaip suprantu, yra paleidžiami, pirmiausia, tai tie žmonės, kurie yra opozicija, ne nauji čia atsiranda, bet tie, kurie ir matyti ir tos protestus ir organizavo, ir juose dalyvavo, kada čia mes visi tikėjomės, kad gali įvykti tam tikri pokyčiai Baltarusijai. Tai čia matyti dalis tų žmonių yra išleidžiama ir aš vėlgi pasikartosiu, kad čia kaip vertinsi. Ar tai, kad jie išeina į laisvę ir dabar, kad ir išvykę iš savo valstybės galės toliau organizuoti tam tikrą opoziciją, telkti visuomenę, laukti tam tikrų palankių aplinkybių, ar tai yra blogai ar yra gerai. Turbūt yra gerai. Ir kiek tie, kurie turi galimybę ar galės tas sankcijas atlaisvinti, už mainais į įkaitų arba kalinių, ne įkaitų, čia kalinių šiuo atveju, politinių kalinių paleidimą, kiek jie vertins tą Baltarusijos piknaudžiavimą, čia priklauso, būtent jau nuo jų. Ar Baltarusija atsiras tokios pagundos ar ne. Tai kiekvienu atveju turbūt žmogiškai mes suprantam, kad kiekvieno tokio opozicijos žmogaus išlaisvinimas yra jau savaime tam tikra vertybė, tik tai sutinku ir su tais, kurie teisingai sako, kad čia neturėtumėm užkibti ant kabliuko ir leisti tuo spekuliuoti arba manipuliuoti Baltarusijos režimu. Dar vienas čia viso šito JAV pasiuntinio Kaulo vizito kontekste įdomus akcentas, galima sakyti turbūt taip, tai jo susitikimas su keliais politikais, susitiko su prezidentu, susitiko su premjerė, bet susitiko ir su keliais tiesiog žemesnio lygmens, galima pasakyti, politikais, tai į Seimą su jūsų sąrašu patekusius Igną Vėgėlę ir Rimu Jonu Jankūnu ir europarlamentarų Petru Gražuliu. Įdomiai čia visokių vertinimų buvo šito vizito, pavyzdžiui, prezidentas sakė, kad galbūt čia reikėtų prieš tokius vizitus geriau pasiaiškinti, kokias vertybės atstovauja šie politikai ir taip toliau, taip tarsi sukritikavo, sakė, kad tada galbūt ir dingtų noras tokiam susitikimam. Ar jūs kalbėjot su savo, nežinau, vis tiek frakcijos, galima sakyti, Seime galbūt atstovais ir taip toliau, ne partijos, bet vis tiek su jumis susijusiais, kas čia buvo per vizitas, kas čia buvo bandoma padaryti ir nežinau, ką čia pavyko susiderėti jam. Kad nelabai jau jie su mumis bėra susiję, jie pasirinko kitą politikos, sakykime, kelią, pasirinko savarankiškus kelius, tas pats Rimas Jankūnas, jisai vadovauja dabar partijai, yra išrinktas vadovauti, kurie ir Gražulis vadovavo anksčiau. Tai natūralu, kad jie kartu su kažkuo susitikinėja, tai nei mes jam galim kažkokią įtaką padaryti, nei mes jų klausiam, nei mes iš jų ten kažkokio atsakymų labai tikimės. Tai nėra mūsų partijos nariai ir jų reikalai yra jų reikalai. Taip jau atsitiko, kad frakcija yra bendra, nes jie pateko kartu su mūsų sąrašu, bet kaip ir sakiau, jie pasirinko jau atskirą kelią, savo politikos kelią. Ir nei mes jų su savim siejam, nei jie matyt save su mumis besieja. Tai man sunku ir vertinti. Aš tikrai nenorėčiau dabar čia ir tais vertinimais užsiiminėti, nes tikrai nei jie su mumis derina tų susitikimų, nei mes žinom, kas ten vyksta. O šiaip politikai yra laisvi. Susitikti čia aš nei kritikuoju, nei giriu. Nežinau, kas ten iš tikrųjų yra kalbama. Nesakyčiau, kad čia mes turėtumėm kažkokiais apribojimais užsiminėti, kas su kuo gali susitikinėti, ypatingai jeigu yra susitikinėjama su draugiškų partnerių valstybių politikais arba deleguotais dėrybininkais. Tai čia savaime nėra kažkokia blogybė, bet sakau, tai jau yra tam tikra prasme nebe mūsų reikalas, nes jie ir nebuvo ir juo labiau dabar jau ir nebebus mūsų partijos nariai. Bet yra frakcijos nariai, kur vis tiek jūsų partija, tą tokį turbūt didžiausią brandolį turi ir kažkokią, tokia, matys, pokalbį, atskaitomybę ar bendros pozicijos pasiderinimas, kaip ir, galbūt logiška.
Būtų, jeigu tai būtų, sakau, mūsų partijos nariai ir tada nebejotinai, kad tokie susitikimai be suderinimo su partija ir nevyktų. O frakcijoje jie, nuo pat pradžių turėjo tam tikrais klausimais savo atskirą nuomonę ir nelabai ir tuo metu tą nuomonę su mumis derindavo, tai nederina ir šiuo metu. Tai kaip jūs sakot, gerai būtų, bet gerai nėra, tai jie nederina. Mes iš to nedarom kažkokios tragedijos, suprasdami, dar kartą pasikartosiu, kad jie pasirinko atskirą savo politikos kelią. Bet, dar čia taip filosofiškai tada pažiūrint, ne konkrečiai apie politikus, ten su kuo jie save sieja ar nesieja, bet apie patį principą, kad, atvažiuoja vis tiek atstovas, svarbus iš JAV ir taip toliau. Vis tiek Baltarusijos klausimas, kuris yra jautrus, kur yra labai svarbi mūsų kaip Lietuvos pozicija, sukalibruota aiški ir panašiai. Susitinka jisai su premjere prezidentu, kaip minėjau, ir staiga susitinka su grupelė, tokių politikų, kurie, nežinau, galbūt ten kai kuriais atžvilgiais, galima sakyti, artimesni Trumpo administracijai, tenai jo branduoliui ir taip toliau, bet iš principo neturi jokio politinio svorio. Kas čia yra bandoma? Kaip ir užsienio politikos kryptis viena, tai kiek čia tokie, kas čia vyksta? Ar suprantamas pats formatas ir kiek čia galbūt rizikinga tokie susitikimai gali būti? Jeigu jūs sakot filosofiškai pažiūrėti, tai aš tada tokį filosofinį klausimą užduosiu. O jeigu būtų, pavyzdžiui, Žygis Pavilionis susitikęs su tuo pasiuntiniu, ar mes šiandien aptarinėtumėm šitą temą ar ne? Aš gal irgi taip sureaguosiu, kad vis tiek Seimo užsienio reikalų komiteto narys, veikiantis vienaip ar kitaip aktyviai tame lauke, gal nebūtų taip netikėta, kaip tokia grupelė žmonių, kurie tiesiog atrodo galbūt tikrai šiek tiek iš konteksto. Čia tokis mano pamąstymas. Tai aš suprantu, yra logikos tame, kad jeigu tai yra užsienio reikalų komiteto narys, gal ir teisinga čia yra jūsų pastaba, bet vėlgi Seimo nariai visi turi iš esmės vienodus įgaliojimus kaip tautos atstovai, kaip Seimo nariai ir jiem pasakyti, kad tu negali dabar su kažkuo susitikti ar panašiai, sutikim, kad tai turbūt ir su konstitucija prasilenktų, kas gali dabar uždrausti su kažkokiu politiku susitikti, pabendrauti. Ir aš manau, kad čia turbūt ne mūsų tų Seimo narių reikia klausti, kodėl jie čia susitiko, bet kodėl jie buvo pasirinkti to pasiuntinio susitikti. Tai vėlgi aš daryčiau prielaidą, kad kadangi Petras Gražulis jis ir skelbėsi, kad jisai buvo čia ir dabartinio Amerikos prezidento, čia kaip ir Lietuvoje štabo atstovas, tai manau, kad jisai turėjo tam tikrų gal kontaktų, ryšių, susiderino tą susitikimą, pabendravo jie, tai mes iškart darom prielaidą, kad čia mūsų lietuviai politikai ką nors pagadina, ar ne, ką nors ten netai pasakė. O aš daryčiau prielaidą, kad gal kaip tik čia mūsų politikam Amerikos pasiuntinys, kažką paaiškino, pasakė, kad kas yra svarbu ir gal kaip tik kažkokį labai gerą poveikį padarė ir dabar mūsų Lietuvos politikai labiau gal klausysis ten Jungtinių Amerikos valstijų ir panašiai. Tai mes nežinom, mes spėliojam, nežinom apie ką ten kas kalbėjosi. Čia lygiai kaip atsimenat buvo atvejis, kada Remigijus Žemaitaitis susitiko ten su Vengrijos užsienio reikalų ministru. Ir čia buvo daug visokios panikos, kad čia yra gal kelios linijos užsienio politikos, bet mes nežinom, ar jos yra tos kelios linijos. O gal jie kaip tik šnekėjosi apie tai, ką mes bendrai sutarėm, panašiai matom, gal tiesiog mesgė kažkokius politinius kontaktus. Tai susitikimas savaime dar tikrai nereiškia nieko blogo. Tai jo, bet galima numanyti iš kai kurių viešai reiškiamų pozicijų, kartais kiek tos politikų pozicijos sutampa su bendra valstybės kryptim, bent jau tų esminių ten prezidento, užsienio reikalų ministro, premjerės ir taip toliau, ir kiek visgi yra skirtingos. Pavyzdžiui, Žemaitaičio požiūris matyti į Vengriją, į Orbaną ir panašiai,
tikrai šiek tiek skiriasi, bent iš to, ką komunikuoja. Tai aš daugiau gal iš to darau prielaidą. Tai galbūt galima daryti prielaidą ir dėl, pavyzdžiui, kai kurių Igno Vėgėlės pasisakymų apie Baltarusiją, apie santykius, apie tai, kaip reikia konstruoti, kad tam tikrų netitikimų gali būti. Tai gerai, bet jau taip apibendrinant šitą tematiką, gal šiek tiek atitolkim nuo konkrečių politikų, bet dar yra trąšų klausimas, kur visą laiką, tarsi toks nerimas tvyro, gal, čia ramina politikai, kad nėra jokių indikacijų ir klausimų ir panašiai. Ir dabar buvo baltarusiškoms kalio trąšoms ir panašiai, bendros ES sankcijos pratestos ir kaip ir šalitas tas klausimas metam, sako, kad premjerė, kad jokiais lygmenimis diskusijos nevyksta ir matyti su pasiuntiniu taip pat konkretikos kažkokios nebuvo ir nebuvo kalbėta, tačiau politikai vidiniuose rateliuose kalba ir bando taip tarsi paruošti, kad anksčiau ar vėliau greičiausiai tas klausimas sugrįš ir mes turėsim vienokią ar kitokią poziciją užsiimti dėl baltarusiškų kalio trąšų, jų tranzito ir panašiai. Kaip Jūs manote, ar reikia ruoštis, galvoti algoritmiką ir, pavyzdžiui, kiek apskritai čia turim tokios principinės pozicijos laikytis, o kiek galbūt, čia daug kas pasvarsto, kad galbūt galima diskutuoti apie tokią galimybę, bet rankoje turint kažkokį labai svarbų kozerį, ko paprašytume mainais. Tai čia gali būti saugumas, gali būti gal kažkokie kiti aspektai. Tai kaip Jūs matote tą apskritai trąšų klausimą, ar jis mums turėtų kelti kažkokį nerimą ir ar čia reikia tam ruoštis? Tai be abejonės, kad reikia ruoštis ir aš labai norėčiau tikėti, kad ir ruošiamasi yra ir aš norėčiau tikėti, kad vyriausybė yra ir apie tai diskutuojami ir galvojami įvairiausi variantai, pradedant nuo to, ką Jūs jau paminėjot, tai ką tokiu atveju būtų galima išsiderėti arba gauti. Aš esu ir anksčiau komentavęs, kad jeigu tam tikros priemonės leidžia daugiau uždirbti Rusijai iš tam tikrų taikomų apribojimų, tai įvertinus šitą aspektą, jeigu Lietuva kažką tai atlaisvintų ir tie pinigai, sakykime, keliautų per Lietuvą, tai vėlgi yra viena iš tokių idėjų, kad tuos pinigus, tada tokius pinigus būtų galima skirti taip pačiai Ukrainai arba gynybai, arba kai karas pasibaigs atstatymui, tai yra žalos likvidavimui, tos žalos, kuri yra pridaryta agresoriui ir panašiai. Tai yra pačių įvairiausių tikrai variantų ir nebūkim naivus galvodami, kad kas nors tęsiasi amžinai. Čia mums taip dabar iš dabartinės perspektyvos atrodo, kad viskas truks amžinai. Tai pasaulis yra matęs ne vieną karą, kažkadagi kariavo, ar ne, šalis net viduj, tos, kurios dabar yra Europos Sąjungai. Bet šiandien dienai tos aplinkybės yra pasikeitusios, tai kažkada jos pasikeis ir su Baltarusija. Kada, dabar mes neužsiimsim turbūt spėliojimo, bet jeigu atsitiktų taip, šiandien, kaip Jūs teisingai pasakėt, nėra jokių indikacijų ir ką premjerė kartoja, kad tikrai nėra jokio spaudimo iš Jungtinių Amerikos valstijų kažkokius sprendimus priiminėti, bet jeigu jisai atsirastų, tai Lietuva turėtų būti apgalvojusi, ką jinai su tuo darytų ir ar visgi norėtų išlaikyti kažkokią super principingą poziciją, kad iš principo ne, ar visgi įsiklausytų ir kalbėtųsi hipotetiškai, tarkim, su Jungtinėm Amerikos valstijom ir tuo pačiu keltų tam tikrus reikalavimus Baltarusijai kaip šaliai, ko už, sakykime, tranzito, tarkim, atnaujinimą ar panašius dalykus, ko būtų galima reikalauti. Tai reikia apie tai galvoti, tai ne šiandienos yra klausimas, bet valstybė, kuri planuoja savo veiklą turbūt ne 2 dienom į priekį, o metam ir kai kurie strateginiai dalykai, kai mes kalbam apie kelius, apie susisiekimą, apie jūrų uostą, tai yra dešimtmečių netgi klausimas, tai aš tikiu, kad galvoja apie visus įmanomus variantus.
Gerai, labai bėga laikas, bet dar šiek tiek kalbant apie užsienio politiką, norisi labai trumpai aptarti Kinijos klausimą. Tai yra politinės darbotvarkės toks, irgi pakankamai ryškus klausimas, kaip mes čia toliau konstruosime savo santykius su Pekinu ir Taivanu. Panašu, kad norima atstatyti bent minimaliu, lygmeniu tos diplomatinius santykius su Kinija. Ir taip pat yra diskutuojama apie galimybę keisti taivaniečių atstovybės pavadinimą. Čia iš tiesų tų diskusijų apie centre, būtent apie atstovybės pavadinimo keitimą, turbūt pastaruoju metu yra premjerė Inga Ruginienė ir jinai pakankamai aiškiai sako, kad nemato jokių priežasčių, kodėl ši atstovybė negalėtų būti pavadinta Taipėjaus vardu. Ar jūs pritarėte premjerės pozicijai, tokiai laikysenai, brėžiamai krypčiai ir ar manote, kad šios diskusijos yra savalaikės, galbūt net nesavalaikės, bet kad šiame etape jas reikėtų turėti? Pirmiausia, tai to, ką čia mes dabar bandom spręsti, būtų gerai, kad būtų iš viso neįvykę ir nebūtų reikėję čia apie tai kalbėtis, nebūtų reikėję mums reikalauti, kad toks punktas koaliciniai sutartyje būtų. Ir aš netgi prie pastarųjų dienų konteksto norėčiau gal prisirišti. Dabar tikrai nemažai kalbama apie to anksčiau vadinto kontinentalio gamyklos, kuri Kauno laisvoje ekonominiai zonai veikia, žinutes, kad planuoja trauktis iš Lietuvos. Tai aš beveik neabejoju, kad tai yra susiję būtent su tom mūsų problemam, sakykime, iškilusiom su Kinija dėl taivaniečių atstovybės pavadinimo, nes jeigu prisimintumėm pačią įvykių pradžią, jau tada pirmosios žinutės ir spaudoje buvo rašytos, kad šita gamykla patiria, gavo aiškių žinučių, sakykime, iš Kinijos. Neužmirškim, kad tai yra vokiečių gamintojam detalės gaminanti įmonė ir neužmirškim, kad vokiečiai turi tikrai ne vieną gamyklą, kiek aš žinau, Kinijoje, kurie gamina automobilius ir ten tos detalės irgi yra tiekiamos. Ir kai aš paskaičiau žinutes tos įmonės spaudoje, aišku, jos yra labai aptakios, nes joks verslas nesileis niekada į politiką, jo labiau neminės valstybių, bet kai ten yra paminimi logistikos sunkumai, tai leidžiama suprasti, su kuo čia tie logistikos sunkumai yra susiję. Tai mes dabar jau skinam vaisius. Ir aš bijau, nenoriu būti blogų pranašų, bet kad neatsitiktų taip, kad čia ne paskutinis tas vaisius yra tokios neapgalvotos politikos. Ir kai grįžtam prie Kinijos, kiek man tenka diskutuoti, labai liūdna, bet žmonės net nelabai supranta, apie ką mes šnekam. Kai mes kalbam apie diplomatinių santykių atkūrimą, visi įsivaizduoja, kad mes kalbam apie kažkokį, verslo gal santykių ar dar kažkokių tai dalykų vystymą. Tai ne, čia ne mūsų yra reikalas. Jeigu verslas kažkokius santykius ir vystys, tai bus verslo reikalai. Ar jie ten norės investuoti, ar nenorės, ar panašiai. Aišku, mes visada į investicijas iš išorės ir mokėjom, ir žiūrim atsargiai, vertindami pirmiausia savo nacionalinį saugumą. Bet čia aš kalbu labiau apie mūsų verslo investicijas kažkur trečiose šalyse. Bet tai, kad mes neturim adekvačių diplomatinių santykių, čia apie juos ir kalbama yra. Tai, kad Lietuva turėtų savo ambasadorių Kinijoje ir kad būtų Lietuvoje Kinijos ambasadorius taip pat, kad lietuviam nereiktų važinėti į Rygą, kur reikia pildyti klausimynus, kur yra vertinama, kai kitos ES valstybės iš viso turi praktiškai bevizį režimą ir gali važiuoti kur nori ir kaip nori. Tai mes apie tai kalbam, kad mes atkurtumėm tiesiog diplomatinių santykių lygį iki tokio paties, kokį turi kitos ES valstybės. Ir visiems tiem priekaištautojam, kad čia gali ne taip suprasti kažkas ar panašiai, aš visą laiką klausiu, o tie, kurie gali ne taip suprasti, pas juos yra Kinijos ambasadorius ar ne? Ir jeigu yra, tai man įdomu, kodėl jie turėtų kažkaip kitaip suprasti čia tą mūsų žingsnį arba norą, negu kaip tiesiog turėti tokius pat diplomatinius santykius, kaip turi kitos valstybės. Ir tiek. O dėl to pavadinimo nelemta. Tai, vėlgi,
iki to atstovybės įsteigimo ir iki to nelemto pavadinimo atsiradimo Lietuva turėjo gerus santykius ir su Taivanu, ir su Kinija. Ir taip ir turėtų būti. Mes suprantam rizikas, kurios kyla iš Kinijos pusės, tą supranta visa Europa ir nuolat tas yra primenama ir paminima, bet mes iki tol neturėjom kažkokių rimtų problemų, dėl kurių iškristumėm iš konteksto. Ir aš ką daryčiau šitoj situacijoje ir ką aš tikiuosi, kad vyriausybė ir mūsų diplomatai darys, tai kalbėtis su tais pačiais taivaniečiais, kad jie suprastų ir mūsų situaciją. Nes jeigu mes sakom, kad Lietuva yra Taivano draugas, tai aš norėčiau tikėti, kad ir Taivanas yra tada Lietuvos draugas, ar ne, ir kad draugai draugam turbūt kenkt nenori. O šiuo atveju tas pavadinimo klausimas mums kenkia kaip valstybei. Ir aš norėčiau kaip politikas matyti ne kažkokį per jėgą, ten spaudimą, pasakymą, kaip čia turi būti, bet tiesiog kalbėjimąsi normalų diplomatiniam lygį, susitariant ir suprantant abiejų pusių interesą. Bet čia turbūt esminis klausimas, ar dabar jau nėra per vėlu keisti tą pavadinimą, ar tai būtų tikslinga ir ką mes iš to kaip Lietuva išloštume. Nes irgi yra tokių pamąstymų, kad Kinija, jos interesas iš principo yra, kad apskritai tos atstovybės Lietuvoje turbūt nebūtų, toks pagrindinis. Taivanas, tikrai neturi interesų. Aš pabaigsiu mintį keisti, kad būtų pakeistas pavadinimas, vis tiek tai sukels tam tikrų įtampų ir panašiai. O JAV, čia irgi yra tam tikrų saugiklių ir lempučių, kaip visgi sureaguos tie mūsų sąjungininkai. Tai ką mes jūsų nuomonę apskritai laimėtume būtent šiame jau etape pakeitę pavadinimą? Tai pirmiausia, aš tikrai nesutinku su tais išsigalvojimais, kurie, aš nežinau, tiesą sakant, ir kur jie atsiranda. Juos labai mėgsta kartu tokie politikai kaip Žygimantas Pavilionis ten ir panašiai. Aš juos suprantu, nes tai buvo jų vykdyta politika ir dabar reikia prikurti kažkokių baubų, kurie yra neegzistuojantis. Niekas nekalba apie atstovybių uždarimus, nes o kam jie reikia uždarinėti? Kokia logika? Tai yra ekonominė atstovybė, tai nėra diplomatinė atstovybė. Tai daugybė šalių jas turi ir net ir mūsų kaimyninė šalis turi, tik tai jos nesugalvoja tokiu būdu jų pavadinti. Tai josgi turi ryšius ir su Taivanu, ir su Kinija išlaiko. Tai ir mūsų toks yra tikslas, kad nereiktų vargti. Vėlgi, čia jeigu kalbėtumėm net ir iš diplomatinės perspektyvos, tai ką tai reiškia turėti savo diplomatus valstybėse, kurios, sakykime, nėra mums kažkoks gal geidžiamas ekonominis partneris, gal, sakykime, strateginis konkurentas, kaip įvardina, ar ne, Europos Sąjunga, bet ką tai reiškia turėti savo diplomatus ten? Tai reiškia išmanyti ir suprasti, kas vyksta tose valstybėse, ne iš laikraščių. O šiandien dienai mes neturim diplomatų valstybėse, kurios čia ne apie Kiniją, galim ir apie platesnį kontekstą pakalbėti, net ir tose valstybėse, kurios mums nėra labai draugiškos, ta pati Baltarusija, ne? Tai iš ko mes sprendžiam, iš ko mes susidarom vaizdą, iš ko mūsų vadovai šalies susidaro vaizdą, kas ten vyksta? Iš laikraščių. Tai ar taip turėtų būti? Mes kalbam apie tokius emocinius kažkokius gal dalykus, bet jeigu kalbėti su rimtais diplomatais, ir man tikrai ne su vienu yra tekę bendrauti, jie nesupranta tokių Lietuvos valstybės žingsnių, net ir užsienio šalių politikai, kai pasikalbė ne į kamerą, ne įrašui, jie puikiai supranta, ką čia Lietuva iškrėtė ir tikrai nėra dėl to laimingi, kad jiem reikėjo mesti ten darbus, imti Lietuvą ginti, kas tada jau yra natūralu, nes Lietuva yra Europos Sąjungos narė ir tada reikia užsiimti gynimu mūsų kaip šalies intereso, bet mes tą padarėm. Nesitarę su savo partneriais, nei su vienais, nei su Europos Sąjunga, nei su ta pačia Amerika. Iškrėtėm čia tokį posą. Aš suprantu, kad dabar yra jau sudėtinga kažką atsukinėti. Ir nesu diplomatas, bet manau, kad diplomatai netokių dalykų gyvenime ir valstybių raidoje yra pasiekę,
kaip kad ekonominės atstovybės pavadinimo, susitarimas dėl pavadinimo. Tai aš manau, kad tai yra įkandami dalykai, jeigu mes tokį tikslą turėtume. Gerai, dar daug temų, visko vyksta, pereikim gal prie kito tematinio bloko, daugiau pačią Lietuvos vidaus politiką, saugumo ir realijas liečiančią temą, tai yra poligono Kapčiamiestyje steigimas ir vyriausybė pritarė šią savaitę projektui, kitą savaitę jis turėtų pasiekti Seimo toj pirminėje pateikimo stadijoje ir čia irgi tokio neapibrėžtumo yra, nes, na, klausimas, kaip čia subalsuos koalicijos partijos. Ir aušriečiai, pavyzdžiui, pakankamai aiškiai komunikuoja, na bent jau jų vedlys, lyderis Remigijus Žemaitaitis, kad na, tikrai dalis nepalaikys ir kad abejoja, ar yra apskritai poreikis tokį poligoną šiame etape steigti. Jūsų frakcija, na, jinai marga tiesa, bet irgi jau yra visokių indikacijų, man atrodo, ir frakcijos seniūnė yra užsiminusi apie tai, na, čia dar turiu omeny Ligitą Girskienę ankstesnę, tai kad irgi yra įvairių tokių pasvarstymų ir na, tokio apibrėžtumo taip pat ir jūsų frakcijos pozicija turiuomenį suteikia. Tai kaip čia yra? Ir kiek čia na, yra normalu, kad koalicijoje panašu, kad taip vieningai tokios svarbos klausimą, na, vis tiek saugumo, strateginę kryptį liečiantį klausimą, palaiko tik tai socialdemokratai taip vieningai? Na, pirmiausia, gal pradėkim nuo geros žinios. Tai aš nebejoju, kad tas poligono klausimas Seime gaus pritarimą. Jeigu ten ir bus kažkokius susvyruojančių, aš manau, kad turės platų tikrai palaikymą Seime, nes sutarimas dėl gynybos yra tikrai labai didelis. Tai net jeigu čia nevertinti pozicijos ar opozicijos, paprastai didžioji dalis galvoja labai panašiai. Dabar dėl ko ir iš kur tie mūsų, sakykime, nepastenkinimai arba kai kurie nuogąstavimai kyla, tai pradėkim nuo to, kad tokius klausimus nešant į viešumą, juos turėtų būti normalu aptarti, ar ne, toj pačioj valdančioj koalicijai, ne pirmą išnešti kažkur į viešumą, pasakyti, kad jau taip bus, o jeigu nebus, tai tada nebus ir koalicijos, nes tokiu atveju, na, politika taip nevyksta, ar ne, nes tai jau yra ultimatumų kalba, kuri, na, neturėtų vykti, jeigu mes kalbam apie valdančią koaliciją. Tai čia nepriklausomai pritarė ar nepritarė, tiesiog, na, darbo organizavimo tam tikrą klausimai. Tai to nebuvo padaryta. Dar daugiau, ką mūsų kolega Dainius Gaižauskas jau ne vienam savo interviu minėjo, tai kad tie dalykai nebuvo ir nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui tinkamai iš karto pristatyti. Ir nebuvo tinkamos komunikacijos, o žinot, jeigu kyla nepasitenkinimas, tai sutikit, kad politikų darbas ir pareiga yra reaguoti, ar ne, jeigu visuomenėje kyla kažkoks tai ar susipriešinimas, ar nepasitenkinimas, tai politikai reaguoja, važiuoja, kalbasi. Ir vienas iš mūsų frakcijos narių tikslų, kurie tikrai, aš žinau, ir važiavo, ir bendravo, ir kalbėjosi, tai buvo nepaneigti poligono poreikį, nes, nu, žinot, su visa pagarba Žemaitaičiui, aš nelaikau jo nei labai dideliu karybos išmanytoju ir jo ten pasakojimai apie tai, kas čia turėtų būti, ar dronai, ar raketas, nežinau, ar dar kažkokie ten robotai, ką jis ten prisisapnuoja ir prisigalvoja, nu, tiesą sakant, neturi jis kompetencijos šitoj srity labai aiškinti. Aišku, politikai galų gale balsuodami priima sprendimus ten dėl finansų, bet tam yra karinis patarimas, jeigu mes jau rimtai vertinam šitos dalykus, tai tuo kariniu patarimu ir reikėtų vadovautis, tik tiek, kad jisai turėtų būti tinkamai pristatytas tam pačiam nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, ko nebuvo iš karto reikiamai padaryta. Ir mūsų reikalas buvo, na, dėti visas pastangas, kad gyventojai, kurie toj vietoje gyvena ir kuriem tektų išsikraustyti, būtų jų poreikiai tinkamai atliepti. Ir aš negaliu sakyti, kad tas tam tikras ir politinis spaudimas, kuris ir iš mūsų pusės buvo matyt girdimas, kad jisai nepadarė poveikio. Ir dabar mes jau girdim, kad ir papildomai ten numatyta yra ne tik tai už turtą, bet ir už tam tikrą, na, sakykime, gal tokią kaip psichologinę kompensaciją, kai žmonėms tenka išsikraustyti iš
kelių kartų gyventos vietos, ar ne, kur tėvai, seneliai gyveno ir kur ta žemė yra gal brangi, ne finansiškai, jinai yra psichologiškai gal brangi, tai tos kompensacijos jau yra dabar numatomas ir su gyventojais dabar jau ir pasikalbėta yra ir tų formatų yra surasta, tokių nesaliai kalbant, kur tikrai yra konkretaus žmogaus poreikius atliepti labai sudėtinga. Tai aš manau, kad šitas procesas pasibaigs gerai, aš tikrai nematau tam kažkokių rizikų, o tai, kad politikai nepuola aklai viskam pritarinėti, kelia klausimus, aiškinasi, kaip bus gyventojų poreikiai atliepti, tai man atrodo, kad tai yra mūsų darbas ir mūsų frakcijos narių darbas, tai jie tą darbą ir dirba. Nes prezidentas Gitanas Nausėda šią savaitę sakė, kad irgi reaguodamas į tuos tarsi įsiskiriančias, pripažinkim, pozicijos koalicijoje, sakė, kad jeigu visgi pacituosiu, gal netgi nebus koalicijoje susitarta dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo, tai reikš, kad koalicija netenka savo prasmės. Ir čia yra tas momentas ir ta mintis, kad ne opozicija tokiam matyt projekte turi reikšti paramą, o jūs tarpusavį kažkaip susitart, ką jūs ir pradėjot, kad gal reikėjo išsamiau įsidiskutuoti koalicijoje, taryboje ar kokiam ten formate. Bet čia jų atsakomybė, turbūt visų pirma yra valdančių, einančių kaip su vyriausybės pritarimų, palaiminimų, ministro įsitraukimų į visą šitą procesą ir taip toliau. Tai kiek čia galima tos atsakomybės permesti opozicijoje, tada džiaugtis, kad viskas gerai, sutarimas dėl poligono yra. Ne, tai niekas čia nieko nepermeta ir niekas nesišalina tos atsakomybės. Aš galiu už mus kalbėti, nes mes savo partijos valdybą esam diskutavę to klausimu ir mes kažkokį tą nuomonę išsiskyrimą tikrai neturėjom. Už tos, kurie mūsų partijai nepriklauso, aš dėja, bet atsakyti negaliu, aš jiem kažkokią poveikia padaryti irgi negaliu, nežinau, kaip jie balsuos. Bet tai, kad tokiais svarbiais klausimais sutarimas atsiranda platesnis negu valdančios daugumos, aš manau, kad yra gerai, lygiai kaip dėl gynybos biudžeto ir procentų tam tikrų ar neskirimo, dėl sienos apsaugos ir panašių dalykų, kadangi tai yra labai jautrus, svarbus dalykai, tai čia ne tiek, kad atsakomybės permetimas, bet tiesiog pademonstravimas, kad tai yra svarbu ne tik tai kažkokių politinių pažiūrų, vienos krypties politikam ar ne, dabartiniam valdantiesiam, bet visiems tai irgi yra svarbu. O su visa pagarba prezidento institucijai, dėja, bet ne prezidentas valdančiąją daugumą formuoja. Ta valdančiąją daugumą formuoja tie, kas turi gavę daugiausia balsų, šiuo atveju tai yra socialdemokratai ir kaip jie elgsis ar nesielgs, jeigu kažkas iš koalicijos partnerių sugalvos pabalsuoti kitaip dėl poligono, dėl to klausimo, kurį čia mes dabar aptarinėjom, tai ir bus jų sprendimas. Aš nežinau, ar čia, nebent socialdemokratai pasakė prezidentui, kad jau jeigu tas balsavimas šį nepavyks, tai tada ir koalicijos neliks, bet šiaip tai koalicija formuoja ne prezidentą. Taip, bet jau, kad kadangi prakalbam apie tą koalicijos esmę, galbūt galite sureaguoti, kaip jūs pats matot koalicijos perspektyvos, nes vis bent jau socialdemokratų gretose pasigirsta tokių pasvarstymų, kiek čia yra naudinga likti, kiek čia reikėtų peržiūrėti tą dabartinę koalicijos sudėtį ir nepasitenkinimo vis yra, bet jis tarsi nuslopsta ir dirbate toliau. Tai kaip jūs, pavyzdžiui, jūs kaip mažesnieji, nežinau, čia tretieji pagal dydį turbūt koalicijos partneriai, jaučiatės dabartinėje koalicijoje su Nemuno aušra, ar jūs matote, kad čia viskas pozityviai gali judėti toliau, ar visgi gresia tas koalicijos peržiūrėjimas jūsų nuomonė? Mes sunkiai jaučiamės ir sunkiai jaučiamės ne tik dėl Nemuno aušros, yra ir ne tik tai su šita, bet ir su didžiuoju koalicijos partneriu susijusių klausimų, kurie yra neišspręsti ir yra pridalinta pažadų, bet jie yra neįvykdyti, tai todėl sakyčiau, kad mūsų tas pojūtis ir yra turbūt susijęs su tuo, ar pavyksta ar nepavyksta įgyvendinti pirmiausiai mūsų pačių duotus pasižadėjimus įrašytus į koalicinę sutartį ir mes pirmiausia su tuo siejam koalicijos ateitį ir jos sėkmę arba nesėkmę.
Tai kol kas kolegos tikrai stengiasi darbuotis dalykiškai, per daug nesileisti į kažkokias emocijas, nevertinti vienų ar kitų, bet tiesiog stengtis padaryti tuos darbus, kuriuos mes esam pasižadėję savo rinkėjams ir mes esam pakviesti į koaliciją socialdemokratų. Jie turi iniciatyvos teisę, jeigu jie vieną dieną persigalvos arba galvos kažkokią kitą koaliciją formuoti ir matys ten mus kartu su kažkuo kitu, tai mes taip pat kaip sprendėm dėl įėjimo į šitą koaliciją, taip pat spręsim ir dėl pasikeitusių kažkokio aplinkybių. Šiandien dienai tokio signalo mes neturim ir ne mes sprendžiam šitai koalicijai būti ar nebūti. Mes žiūrim, kaip padaryti tą darbą, kurį mes esam įsipareigoję. Kiek aš girdžiu atsiliepimus, tiek iš premjerės, tiek bendrai iš aplinkos, tai mūsų deleguoti ministrai dirba gerai, profesionaliai, jiem gerai sekasi, jie tikrai gerai savo darbą atlieka, kolegos Seime irgi projektus kol kas registruoja, matysim, kokia bus jų baigtis, ar pavyks ar nepavyks juos priimti ir nuo to, aš manau, priklausys, o ne čia nuo tų tokių viešų pasišpilkavimų ir galų gale suprantam, kad vienas iš koalicijos partnerių jo yra tiesiog toks modus operandi, tai yra toks būdas išlaikyti politikoje dėmesį. Tai mes nematom reikalą prisidėti prie to papildomo dėmesio kūrimo. Bet nereikia savęs ir nuvertinti. Tai nėra taip, kad jūs visai nieko nesprendžiat. Jūs kaip politinė partija, nežinau, frakcija galų gale ir taip toliau galite susėsti ir nutarti, ar jums tinka ar netinka. Ir jeigu netinka, nežinau, kaip minėjot, socialdemokratai kažkokių pažadų neįgyvendina, arba tarkim Nemuno aušra irgi ten kažkas yra trintis ir taip toliau, jūs galite priimti sprendimą, kad koalicijoje nebedirbsit. Žinoma, aišku, kad taip, bet kol kas mes tokio sprendimą nesam priėmę. Tai reiškia, kad kolegos kol kas, sakykime taip, gyvena tolerancijos ribose, dar gali dirbti kartu. Tai reiškia, kad tas bendras darbas netrukdo, mes prie jo prisidedam, kaip ir sakiau, kiek sugebam geriausiai, kiek nuo mūsų priklauso. Stengiamės tikrai nekelt kažkokią sumaištį valstybėje, nes tikrai yra daug aplinkui įvairiausių nestabilumų, įvairiausių krizių, kurių nemažėja, o daugėja. Tai šitokioj situacijoje dar siūbuot vyriausybę, kelti kažkokias papildomas įtampas tikrai nėra mūsų tikslas, bet aišku, kad visas aplinkybės mes vertinam ir kaip jūs teisingai sakot, mes esam laisvi, mes bet kada galim apsispręsti, būt ar nebūt šitai koalicijai. Tai dėkui labai už skirtą laiką. Kitą savaitę paaiškės to koalicijos esmė, jinai yra ar nėra, nes matyt vienaip ar kitaip, pirmas tas žingsnelis Kapčiamiesčio poligono steigimo projekto atkeliaus į Seimą ir reikės vienaip ar kitaip nuspręsti, paaiškės tos dinamikos, ar čia yra retorika, ar čia visgi yra kažkokios pozicijos ir atskirosios nuomonės. Tai bus labai įdomu. Tikrai taip, sutinku. Dėkui labai dar kartą, kad skiriat laiko. Ačiū ir jums. Ir taip pat dėkui labai klausiusiems ir žiūrėjusiems. Atsisveikinu iki kitų kartų.